Sveiki, Studentų lango žiūrovai. Šiandien, balandžio 11-ąją Klaipėdos universitete vyksta 3-oji studentų konferencija. 35 metai laisvės ir ateities vizijos viešo administravimo idėjų festivalis. Renginys vyksta socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete, kur susirinko studentai, dėstytojai, viešo administravimo entuziastai ir svečiai iš įvairių asociacijų. Tai platforma, kur įvairių sričių specialistai dalyjasi idėjomis ir diskutuoja aktualiomis temomis. Taigi, pažvelkime iš arčiau, kaip vyksta šis renginys. Pirmojoje sesijoje netrūko įdomių akimirkų. Klausytojai turėjo progą susipažinti su Klaipėdos senamiesčio Rotary klubu. Taip pat savo veiklą pristatė Šaulių sąjunga. Išskirtinį akcentą suteikė žurnalistikos pirmakursių sukurtas filmas apie ypatingas Klaipėdos vietas. Filmas paliko stiprų emocinį įspūdį žiūrovams. Taip pat viešo administravimo studentai pristatė savo įžvalgas apie dalyvaujamąją valdyseną ir politinio intelekto reikšmę. Antroji renginio dalis tęsiasi 2 sesijomis skirtingose auditorijose. Jose skambėjo net 17 įvairių dalyvių pranešimų. Temos buvo itin įvairios ir aktualios, nuo nacionalinio saugumo, inovatyvių viešųjų pirkimų, jaunimo politinio aktyvumo, medijų raštingumo iki viešųjų paslaugų kokybės vertinimo bei kitų reikšmingų sričių. Viešo administravimo ir politikos mokslų katedros asistentė, studentų konferencijos moderatorė dr. Alvyda Obrikienė dalijasi, kad turi tiek profesinį, tiek asmeninį interesą dalyvauti, moderuoti ir domėtis studentų mokslinėmis konferencijomis, bei pabrėžia renginio reikšmę studentams. Studentai studijuodami universitete atlieka įvairiausias tyrimus, atlieka užduotis, bet kad tai neliktų tik tai auditorijos viduje, kad jie dalintųsi tarpusavėje, kad dalintųsi su kitais už universiteto sienų, kad įgytų ir plėtotų savo kitas kompetencijas, tokias kaip retorinius gebėjimus, kad mokėtų aiškiai išreikšti mintį. Renginio moderatorė džiaugiasi, kad šis renginys vyksta jau 3 kartą ir kad šiais metais pranešimus skaito ir žurnalistikos studentai. Ji taip pat pasidalino studentų konferencijos ateities planais. Ateityje norėtume, kad šitas renginys taptų galbūt net nacionalinio lygmens renginiu ir jame dalyvautų viešojo administravimo arba viešosios politikos temomis besidomintys studentai iš visos Lietuvos. Studentų konferencijos dalyviai, nacionalinio saugumo magistro studentai Ingrida ir Dominykas džiaugiasi renginiu ir teigia, kad tokia konferencija yra labai naudinga studentams. Tai gerai pasibandyti, kalbėjimo struktūrą susidėlioti, galbūt ir ryšių, kontaktų, patarimų gauti, pasipraktikuoti tiesiog. Taip, tai čia toks gaunasi toks išėjimas iš savo komforto zonos, nes mes žinom, kad visiems yra baimė šnekėti prieš auditoriją, ant scenos, prieš kažkam į akį žiūrėti kalbant. Tai tikrai yra rekomenduotina, kad čia toks netgi pliusas į ateitį yra, kad tiesiog išlįsk iš savo komforto zonos ir judėk į priekį. Nacionalinio saugumo magistro studentams žurnalistikos pirmakursių sukurtas filmas paliko didelį įspūdį. Man labai patiko jūsų kolegų konferencijos atidarymo filmukas, pasivaikščiojome po Klaipėdą, tai šitas labai patiko. Pilnai pritariu grupiokiai, kadangi tai buvo toks vienas iš originalesnių pristatymų pradžios, tai liuks, man patiko. Renginio pabaigoje konferencijos moderatorius, viešo administravimo ir politikos mokslų katedros vedėjas, profesorius dr. Jaroslav Dvorak pasveikino kiekvieną dalyvavusį įteikdamas pažymėjimus, o geriausiai pasirodžiusius apdovanojo. Sakydamas baigiamuosius žodžius, moderatorius negailėjo pagyrų studentams ir džiaugiasi, kad Klaipėdos universitete vyksta tokie puikūs renginiai. Štai ir baigėme 3 studentų konferenciją. Turėjome galimybę pasiklausyti tikrai labiau įdomių pranešimų. Ačiū, kad sekėte šį renginį kartu su mumis ir iki kitų kartų.